Sveiki, draugai! Jūsų dėmesiui 10-oji jubiliejinė laida NKTV. Kas atsitiko per šias 10 laidų? Vienas dalykas, žinokit, išliko toks pat. Čia studijoje, bent jau filmavimo pradžioje, yra klaikiai šalta. Ir tai yra ne dėl kažkokių objektyvių priežasčių. Ne dėl to. Dėl to, kad Julius eilinį kartą atėjęs anksčiau ruošdamas studiją filmavimui, pamiršo žmogus įjungti šildymą. Matau. Pamiršo šildymą. Gerai, viskas toj prišils. O noriu Jums padėkoti, kad jau 10 laidų esate su mumis. Kas dar per tą laiką įvyko? Vienas dalykas, dingo snaigės iš mūsų studijos, senas pažadas, vasario mėnesį snaigės pašalinti, tada kada pasnygo, labai Juliau logiška. Tikrai, auksinė geležinė logika. Taip pat, kaip matot, vėl dingo mūsų Alvidukas, bet neišsigaskite, jisai nemirė, jis tik persikėlė gyventi į virtualią erdvę, į fotorėmelį. Pamatysite šiek tiek vėliau. Na ir dar vienas svarbus dalykas. Mes turime iPadą. Va, ir ta proga, nauja rubrika šios dienos laidoje, jinai bus apie planšetinius kompiuterius. O dabar apšilimui pavarykime kompiuterinės naujienas. Ar žinote, kas yra Microsoft Kinectas? Turėtumėte žinot, bičiuliai. Tai yra tam tikra stebėjimo sistema, kuri stebi jūs ir priklausomai nuo jūsų judesių valdo Microsoft Xbox. Čia taip kaip aš suprantu šitą reikalą. Tai va, tai dabar didžioji naujiena yra ta, kad Kinecto sistema greičiausiai atkeliaus į nešiojamosius kompiuterius. Teko CES parodoje kai kuriems žurnalistams stebėti prototipinį nešiojamą kompiuterį, kur vietoje webkamo įtaisyti tam tikri sensoriai. Tai pasirodo, tie sensoriai, kai jūs sėdite prie laptopo, seka, ką jūs veikiate ir galbūt netrukus jūs galėsite savo kūno judesiais valdyti programas, langus ar kažką kito veikti kompiuteryje. Ką tiksliai jūs galėsite daryti? Nežinia, bet šitos naujienos yra labai susijusios su artėjančiu Windows 8 pasirodymu. Tai Kinectas, Windows 8 ir jūs savo kūnų valdote kompiuterį, visai įdomus derinys. Labai jo lauksim. Geros žinios visiems Mūro dėsnio gerbėjams. Mūro dėsnis yra tas, kuris apie procesorių greitėjimą kas kažkiek tai laiko. Greičio dvigubėjimą. Tai va, bičiuliai, IBM paskelbė, kad kuria 9 nanometrų tranzistoriaus technologiją. Jisai jau bus ne iš silicio, o iš anglies pluošto. Šiuo metu, beje, yra naudojama 22 nanometrų tranzistorių technologija. Ir per ateinančius 3 metų Intelis turėtų sumažinti šios tranzistorius iki maždaug 10 nanometrų dydžio. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad į vieną ploto vienetą bus galima sutalpinti daugiau tranzistorių. O tai reiškia, kad procesoriai bus greitesni ir vartos mažiau elektros energijos. O tai mes turėtume pajusti visi. Kol mes čia ramiai sau Lietuvoje gyvename, perkame knygutes Vagoje, Pegase ar kokiam kitam knygyne, Jungtinėse Amerikos valstijose tradiciniai knygynai žlunga. Jeigu sekėte įvykius, žinote, kad ne per seniausiai užsidarė Bodas, antroji pagal dydį knygynų tinklas, antrasis pagal dydį. Ir štai, pirmasis vis dar išlikęs Barnes & Noble vis dar gyvas. Kodėl jis vis dar gyvas? Ogi todėl, kad žengia koja kojon su skaitmeninė rinka ir pristato, kaip ir Amazonas, savo elektroninius knygų skaitytuvus. Tai va, pasirodė gandas, kad netrukus Barnes & Noble išleis dar vieną prietaisą, dar vieną savo e-skaitytuvą, kuris turėtų konkuruoti su Amazono Kindle. Prieš metus Barnes & Noble išleido Nook Simple Touch, kurį čia dabar matote, paprastą skaitytuvą. Tai labai tikėtina, kad dabar pasirodysiantis daiktas bus šito reikaliuko update'as, tai yra atnaujinimas. Kodėl mums reikia žinoti apie prietaisą, kurio čia turbūt niekas nepirksite? Todėl, kad reikia žinoti apie dalykus, kurie dedasi pasaulyje, ar ne? Kad būtumėt apsišvietę. Milijardieriai Apple ir toliau kraunasi turtus. Štai pažiūrėkime į tai, ką jie nuveikė per praėjusį ketvirtį. Tai yra, kaip uždarė 2011 metus. Pasirodo, kad per paskutinį ketvirtį Apple'as užkalė beveik 14 milijardų dolerių pelno. Ne apyvarta, pelno. Beveik 14 milijardų dolerių. Ir dabar kompanija yra vertinama maždaug 400 milijardų dolerių. O čia yra įdomiausia dalis. Apple turi darbuotojų ir tikrai nemažai darbuotojų. Jeigu šitą kompanijos turtą padalintumėt kiekvienam darbuotojui, tai kiekvienas darbuotojas gautų čekį su 6,5 milijono dolerių. Va tai taip.
Informacija mus žiūrintiems fuksams. Dabar sukluskite ir meskite visus savo darbus, nes tai labai svarbu. Tai liečia jūsų gyvenimus, ojojoj. Taigi, mėly fuksai, jeigu jūs dabar savo Facebooko nuotraukoje, nesišypsote, tai lygiai po 4 metų jūsų gyvenimas bus mėšlas. Tokia išvada daro nesvarbu kokio Amerikonų universiteto mokslininkai, nes jie ten turi pinigų tokiam tyrimam, atlikę štai tokį tyrimą. O kodėl? O todėl, kad mokslininkų atrasta, kad šypsenos intensyvumas Facebooko nuotraukoje rodo jūsų galimybę bendrauti socialiai, susijungti su kitais žmonėm, priklausyti bendruomenėm ir taip toliau. Žodžiu, kuo jūs geriau ir atviriau šypsotės nuotraukoje, va štai taip, matot, pati nuoširdžiausia šypsena, žiūrėkit. Tai tuo geresnis bus jūsų gyvenimas po 4 metų. Tikėt ar ne? Greičiausiai ne. Tai va, ar žinot, ką aš dabar veikiu? Žodžiu, Angry Birdsus, piktus paukščiukus. Padėsiu aš. Tas labai trukdo susikaupti, aš labai daug jo žaidžiu, tai yra negerai. Tai va, bičiuliai, Angry Birds yra žaidimas, kuris pasaulyje atsiųstas daugiau nei 500 milijardo kartų į mobiliasias planšetes, telefonus ir visokią kitokią mobilėją velniavą. Šį žaidimą pagamino suomiai Rovio ir jiem taip pasisekė su šio žaidimu, kad dabar jų kompanija vertinama daugiau nei $1 milijardų. Taip, žaidimų kompanija daugiau nei $1 milijardas vien dėl šio žaidimo. Ir svarbiausia naujiena turbūt yra ta, kad vasario 14 dieną, per Švento Valentino dieną, žaidimas Angry Birds keliasi į Facebooką. Ir Rovio sako, kad jisai Facebook'e turėtų būti šiek tiek kitoks. Vasario 14 jau greitai. Taigi, ką reikės veikti vasario 14? Kalt Angry Birdsus Facebook'e. Susitiksime ten. Vienas beprasmiškiausių, bet tiesą pasakius smagiausių rekordų. Kaip jūs manot, kiek per 60 sekundžių vienas žmogus gali išbandyti žaidimų konsolių? Atsakymas yra 13. Būtent tiek žaidimų konsolių per 1 minutę pavarė vienas bičas, kuris yra vardu Ryanas ir kuris yra iš Ohajo valstijos, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip jiems sekėsi? Pažiūrėkime. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Got him off in time. Laida NKTV džiaugiasi galėdama dovanoti savo žiūrovams prizus. Pačius tikriausius, unikalius ir su laiku vis daugiau vertės įgyjančius prizus. Na čia aš taip galvoju, Julius taip negalvoja, bet kuriuo atveju. Ir štai, draugai, norime jums padovanoti dar vienerius NKTV marškinėlius. Ir štai marškinėliai. Kur marškinėliai? Nėra marškinėlių, nes mūsų naujoji vadybininkė Kristina pamiršo juos užsakyti, bet mes norime juos padovanoti į skolą. Tai yra, kol jūs laimėsite, kol viskas vyks, tie marškinėliai bus pagaminti, Kristinai duosime lazdų su Julium. Va. Ir kaip reikia laimėti tos marškinėlius? Štai jūs matote prie video, jeigu žiūrite mūsų nkatv.lt mygtuką rekomenduoti, kuris dabar jau pataisytas. Spauskite mygtuką rekomenduoti ir dalinkitės laidos nuorodą ant savo sienos. Spaudėt vargšą senutę laidą NKTV ir pagaliau, bičiuliai, prispaudėt. Bet mes labai džiaugiamės. Taip, jūs privertėt mus įsisekti laidą naują rubriką. Ir ne šiaip sau kokią halturną, tokia kaip ten žiūrovai valdo ar dar kažkas, bet tikrą su rimtu turiniu. Taigi, mes pagalvojom, kad būsime vėlgi, jeigu ne koja prieki, tai bent jau kartu su technologijų gyvenimu eisim ir papasakosime jums apie sparčiausiai populiarėjančią kompiuterių rūšį, tai yra planšetinius kompiuterius. Nauja rubrika mūsų laidoje, turime ir draugų, kurie mums padovanojo patį populiariausią pasaulyje planšetinį kompiuterį. Todėl rubriką ir pradėkime nuo jo apžvalgos. Bet visų pirma, pradėkime nuo klausimo. Kas per šėtonas yra tas planšetinis kompiuteris, a? Kaip paaiškinti mamai, kas tas yra?
Prisipažinsiu, man lengva nebuvo, nepaisant to, kad mano mamytė yra labai netgi pažengusi vartotoja. Ir žinot ką, jei atvirai, mes dar ir patys gerai nežinome, kas per sutvėrimas ta planšetė. Bet tam ir užkūrėme naują rubriką, kurioje apžvelgsime bent 10 įvairaus sukurpimo prietaisų. Ir išsiaiškinsime kartu su jumis. Pradėkime nuo pirmojo. Nuo antrojo iPado, kuris buvo pirmoji pasaulį užtvindžiusi planšetė. Šis gražuolis ką tik subalevojo savo antrąjį gimtadienį. Ar nutuokėte, kiek žemės gyventojų jau nusipirko planšetinį obolį? Daugiau nei 55 milijonai parduota. Įspūdinga, žiauriai įspūdinga. Kasgi iPado viduje? Kai žiūri į techninius duomenis, lyg ir nieko tokio stebuklingo. Bet pačiupinėkite jį, palaikykite. Storis tik 13 mm. Apie ekrano reakcijas į piršto prisilietimą nesiplėsime. Pabandykite patys į kokį saloną nuėję. Visa tai šaunu, gera, smagu ir visaip kaip kitaip gerai. Žodžiu, viskas veikia ir tobulai veikia. Tačiau didžiausias, bent jau iki šiol buvęs iPado privalumas prieš kitas planšetes yra programų gausa. Beveik 150 000 App Store esančio softo vienetų leis susirasti kažką kiekvienam skoniui. Rimtai. Jei nesilankėte, net nenutuokėte, kiek ten visko yra. Ir tos programėlės puikiai leidžia daryti tai, kam ir skirtas iPadas. Tikrinti elektroninį paštą, naršyti internetą, žaisti žaidimus, skaityti knygas ir netgi šiek tiek padirbėti. Kiek kainuoja iPadas? Pigiausias modelis 1659 LT. O jei norite dar įdėti SIM kortelę mobiliajam internetui, teks pakloti 2000. Taip, tai viena brangiausių planšečių. Ir pabaigoje dar vienas pastebėjimas. Ar teko kada mokyti dirbti kompiuteriu gerokai vyresnį žmogų? Prakaitavot? Keikėtės? Tai štai, jei būtumėt jam davę iPadą, turėtumėt daugiau likusių gyvų nervų. Aš rimtai. O po savaitės pasakojimas apie bent jau teoriškai rimtą iPado konkurentą – Samsung Galaxy planšetę. Planšetės be joms skirtų programų būtų liūdni prietaisai. Šiandien pažindiname jūs su viena smagiausių iPado programų – GarageBand. Taip, ji jau seniai gyvoja Mac kompiuteriuose, bet planšetinė versija verta atskiros apžvalgos. GarageBand yra 8 takelių garso įrašymo sistema. Turi virtualius instrumentus grojimui – samplerį, efektus, būgnų mašiną, gitaros tunerį ir kitą gyvą velnę muzikinių reikalų. Vartotojai sako, kad tai yra geriausia muzikinė Apple operacinės sistemos muzikos programa. Jūs, kaip ir aš, greičiausiai galvojate, aš ne muzikantas, tai GarageBand yra ne man. Va čia yra klaida. Nors profai tikrai džiaugsis radę čia rimtų žaisliukų, Apple vis tik kūrė programą būtent tokiems kaip mes, ne muzikantams. Ir pažadėjo suteikti džiaugsmo primityviai baksnojimo būdu, kuriant paprastas muzikinės kompozicijas. Žinot ką? Pažadas nebuvo iš piršto laužtas. GarageBand yra smagu, garsu ir įtraukia. Ir svarbiausia – pigu. Parengti rubriką mums padėjo planšečių žinovai ambo.lt. Jei domina planšetiniai kompiuteriai, kreipkis į ambo.lt. Ir šiuos prietaisus mylinti žmonės atsakys į bet kokį, net ir naivų tavo klausimą. Taip mūsų laidai pažadėjo parduotuvės šeimininkas Aurimas, o įsigijusiems planšetes, konsultacijos ir pagalba net ir po pirkimo. Šią savaitę su nuolaidomis parduodami Prestigio planšetiniai kompiuteriai. Kaina nuo 359 litų. Ambo.lt elektroninė planšetinių kompiuterių parduotuvė. NKTV rekomenduoja. Tai štai, planšetės yra mūsų dabartis ir, kažkokia tai netolima ateitis. Tai yra įdomu, tai yra modernu ir tai yra kieta. O dabar pažiūrėkime NKTV archyve, kas buvo kieta prieš 10 metų. Ar prisimenat, buvo tokia kategorija kompiuterių, kurie vadinosi delninukai, delniniai kompiuteriai. Tai štai vienas toks iš 2002 metų jūsų dėmesiui. Pirmasis šiandien pristatomas kišeninis kompiuteris HP Jornada. Matote naujausios serijos atstovą modelį Jornada 568. Ankstesnių serijų Jornados buvo nustelbiamos tokių gamintojų kaip Compaq bei Casio kompiuterių. Naujoji serija 560 pasižymi pagerintų įrenginio dizainų bei pailgėjusią baterijos darbo trukmę. Nors ir būdamas to paties dydžio ir formos kaip ankstesnės Jornados, modelis 568 atrodo žaismingiau. Jis turi sidabrinės spalvos plastikinį apsauginį dangtelį,
Atrodytų, kad tai smulkmena, tačiau ekrano apsaugai šis dangtelis yra labai svarbus. Dar vienas atnaujinimas – naujos technologijos ekranas. 3,5 colių 65 000 spalvų ekraniukas naudoja backlight funkciją, kuri įgalina gerai matyti vaizdą net ir intensyvioje tiesioginėje saulės šviesoje. Baterija palaikys gyvybę kompiuteryje net 14 valandų. Tai pastebimas pagerėjimas, kadangi praėjusių serijų kišeniniai kompiuteriai galėdavo dirbti neilgiau 8 valandų. Be to, ličio polimerų baterija yra nuimama, todėl galite su savimi nešiotis atsarginę. Giornada 568 turi 206 MHz Strong ARM procesorių bei 64 MB darbinės atminties ir 32 MB flash atminties kortelę. Jeigu reikia daugiau atminties, galima įstatyti papildomą flash atmintinę į tam skirtą vietą. Integruotas mikrofonas gali veikti kaip skaitmeninis diktofonas. Telpa iki 5 valandų įrašo. Šios Giornados kaina galutiniam vartotojui Lietuvoje apie 2700 litų. Toliau tęsėme žygį su Julium suskaičiuoti visas NKTV žiūrinčias merginas. 10 jau pamatėte, štai 11. 11 yra Živilė Bingelytė, kuri žiūri mus kiekvieną rytą sekmadienio per Samsung Smart TV. Gerai, linkėjimai tau, Živilė. 12 mergina yra Kristina Kvietėlaitytė. Jai 23, ji gyvena ir dirba Marijampolėje. Ji paprasta, linksma ir draugiška mergina. Kristina, labų dienų tau. Ir nuo Juliaus taip pat. 13 mergina, va koks skaičius. 14-metė Paulinutė iš Kauno, kurios mėgstamiausia spalva dėmesio yra elektrinė. Štai taip. Numeris 14. Greta. Merginos jūsų nepamiršta. Tokia citata iš Gretos laiško, kur jin gyvena. Vilniuje yra abiturientė. Beje, šita numeracija, kurią mato dabar 14 buvo Greta, yra tiesiog laiško gavimo eilė. Ir viskas. Chronologiškai mes vardinam merginas. Na ir 15, štai Laima Skersytė, informacija lakoniška. 24 metų, klaipėdietė. Tai va, mielos merginos, jeigu jūs žiūrite ir norite viešai pareikšti, kad žiūrite NKTV, prašau, parašykite mums laišką ir prie laiško prisekite savo nuotrauką. Mes ją būtinai parodysime čia NKTV merginų rubrikoje. Štai Laima. Juliau, išjung Laimą, dirbsim toliau. Gerai? Sutarėm. Tu iškart išjungite paskutinę merginą. Va, viskas, Laimos nėra, galim dirbti toliau. Atidarykime kolektyvinio naršymo skyrelį. Ačiū, kad prisidedate prie jo. Pirmasis žmogus prisidėjęs prie šios laidos naršymo skyrelio yra Ieva. Ievutė, tavo puslapis numeris 1. O tai yra, draugai, šiokia tokia istorinė pamokėlė. Pažiūrėkime, kaip laikui bėgant keitėsi naršyklės ir pagrindinės interneto puslapiuose naudojamos technologijos. Firefox'as, Exploreris, Mozilla, Opera, HTML5, CS3 ir visa kita velneva yra čia. Tarkim, įdomus dalykas. Aš norėčiau pažiūrėti, kaip bėgant laikui keitėsi, tarkim, naršyklės Firefox išvaizda. Štai pirmasis Firefox'as, pusantrinis, antrasis, trečiasis, 3,5, ketvirtasis, žodžiu. Neblogai pažiūrėti ir susipažinti su tuo, kas jau įvyko praeitį. Tiek aš, tiek Julius, tiek Alvidukas didžiuojamės, kad mūsų laidą žiūri žmogus, kuris vadinasi Dramatiškasis grybas, Dramatic Mushroom. Jis atsiuntė antrąjį puslapį į laidą. O čia yra muzikos virtuvė, lietuviškai apie pačią įvairiausią urban arba miesto muziką. Spauskime bet kur, tarkim, lietuviškas hip-hopas, pušas sutamsta. Yra šio pušo darbo apžvalga. Vienas kitas YouTube linkas, atsiliepimas vertinimas ir vieta komentarams. Nėra čia ypatingai daug to turinio, na bet žinot, šiais laikais man iš tikrųjų patinka, kad bent jau kas nors randa laiko parašyti apie lietuvišką muziką lietuviškai. Va. Didžiulė asmeninė padėka nuo viso NKTV kolektyvo žiūrovui Antonijo, kuris mus savotiškai pagerbė. O pagerbė jisai Steam Group svetainėje, sukūręs NKTV Steamo grupę. Ką čia galima veikti, žino tik tai Steameriai, tai yra žmonės, kurie žaidžia internete ir dalyvauja šioje bendruomenėje, tai visiems kitiem neaiškinsiu. Jeigu esate Steam'e, junkitės prie NKTV grupės ten. Ačiū, Antonijo, tau. Mindaugas Žemaitis pasiūlė mums kažkokį
siaubo sistemą, žodžiu. Čia yra puslapis, kuriame jūs galite virtualiai perkrauti praktiškai bet kokią vartojamą operacinę sistemą. Rodau, kaip veikia. Pasirinkime operacinės sistemos langą. O čia žiūrėkit, yra kažkokie senieji Windowsai. This will restart your Windows session. Cancel, OK. Na, bandome perkrauti šitus Windowsus. Galite išgazdinti kokį nors bendradarbį, žiūrėkit. 94 metų BIOSas. O žiūrėkite, MS-DOSas kraunasi. Wow! Patys pirmieji Windowsai krovėsi štai taip, bet jie dar nepasikrovė. 85 metais buvo šitas reikalas pagamintas. Viskas? Pasikrovė, gerai. Kažkaip jau kurį laiką rubrikoje tinkle mes esam užsikabinę už išsilavinimo, edukacijos internete. Ir dabar kažkaip Arno Mikulskio įkvėptas noriu jums pasiūlyti susipažinti su YouTube'o edukaciniu kanalu. Pažiūrėkim. Tikrai, kasgi kas, bet jau YouTube'as gali turėti edukacinį kanalą. Žiūrim, kas čia yra, kokios yra kategorijos. Pavyzdžiui, universitetinis išsilavinimas. Yra chemijos kursai, yra fizikos kursai. Kas čia dar? Yra verslo. Na, tarkim. Pabandykim pažiūrėti į finansų kursą. Prašau, beveik 200 paskaitų, kaip atrodytų tipinė paskaita apie palūkanas. Ne? Žiūrim. Va taip atrodo paskaita apie palūkanas. Tikrai žiūrėkit ir išmoksit. Aš jums pažadu. Lavintis niekada nevėlu. Netgi tau, Juliau. A ne? Net ir Juliui, taip. Jeigu jūs būtumėte šita teta, sako Modis, jūs galėtumėt pažiūrėti šioje svetainėje, kaip atrodytumėt priaugusi svorio arba numetusi svorio. Dabar teta sveria tiek, kiek sveria. Tarkim, teta priauga 10 svarų. Tai yra maždaug 5 kilus. Štai teta keičiasi taip. Paplotėjo tetulytė, o jeigu priaugtų 10 kg, matosi. Ne tragedija, bet matos. O štai dabar eikime kitą ekstremumą. Jeigu teta numestų 15 kg. Pum! Pajaunėjo mergaitė, ne? Tai va, bičiuliai, dabar žiūrėkit. Modės dar jums nori pasakyti tai, kad nereikia iš tą tetą spoksoti. Galima spausti mygtuką štai šį ir įdėti savo fotonuotrauką. Ir taip paploninti ir pastorinti save galite patys. Kiekvienas iš jūsų su savim pažaisti. Kažkaip negerai pasakiau, su savim pažaisti. Su savo nuotrauką pažaisti. Vis tiek negerai skamba. Pažiūrėsit, ar storas, ar plonas gerai atrodo. Ok, viskas tiek. Laidos pradžioje sakiau jums, kad Angry Birds arba piktieji paukščiai iš mobiliako persikelia į Facebooką. Dabar dar daugiau. Liudvikas Vaitas man parašė, kad kam jums bičiuliai mobiliakas, jeigu galite piktuosius paukščiukus žaisti kompiuteryje, naršyklėje. Bandom, žiūrim. Tiesą pasakius, vienas iš patraukliausių momentų šio gėjimo yra tai, kad telefone jį žaisti iš tikrųjų yra smagu, ar bus smagu kompiuteryje, kodėlgi ne. Jūs imat paukštį, paukštis pyksta ant kiaulės ir leidžiate į kiaulę. Jūsų užduotis, nudėt kiaulę, nes kiaulės pavogė šitų paukščių kiaušinius. Žodžiu, ir taip einate lygis po lygio. Štai dabar turi būti antras lygis man. Nu ką, visai neblogai. Kompiuterėje nemokamai, o štai telefone už šitą žaidimą reikia mokėti pinigėlį. Taigi, bičiuliai, gerų piktųjų paukščių. Tik neužsikabinkite, nes jūsų gyvenimas pralėks jums prokis. Nepastebėsite. Norim paskaityti vieną laišką. Kiek gali Ernestas kartoti, kad nereikia užsirašinėti nuorodų? Koks žmogus, žiūrintis IT laidą, dar naudotųsi popierėliais? Logikos nėra. Pasirašo Blackbird. Nu, žiūrėk, Blackbirdai, visų pirma, aš kartais naudojausi popierėliais, nes aš senas esu. Va, bet nuolatos mums parašo, kur galima būtų užsirašyti, išreiškia šitas nuorodas, kodėl jūs šitai viską rodot ir niekur neužrašot.
Užrašom svetainėje nkatv.lt, jeigu dabar žiūrite šitą laidą, tai apačioj po video yra ir visos nuorodos sudėtos surašytos. O jeigu jūs norite pasiūlyti į tinklą savo linką, darykite tai Facebook'e. Štai ekrano apačioje adresas, ten tiesiai ant sienos paustinkit nuorodą, mūsų redaktoriai ir taip pat viena akim ir Julius prisipažįsta, jis irgi ten žiūri, pasižymtas nuorodas ir atrenkam jas į laidą. Tai tiek, pirmin. Tai ką, draugai, čia yra Martynas ir ką žaidžia Martynas? Teisingai, daugiau nei 60 jūsų atsakė, kad jis žaidžia Skyrimą. Už šį teisingą atsakymą prizo niekam neduosime. Haha. Beje, grįžkime ir dar prie vieno dalyko iš praėjusios laidos žaidimų rubrikos. Ten mes rodėme Dangerous Dave and the Haunted Mansion ir Marčius apžvalgoj pasakė, kad jis mano, kad niekas nėra praėjęs šio žaidimo. Tai štai, mūsų žiūrovas Andrius atsiuntė mums filmuką, kuriame yra šio žaidimo pabaiga. Taigi, dėmesio visiems, Dangerous Dave and the Haunted Mansion pabaiga, iš karto po kurios naujausi žaidimai. Jau kitą savaitę EA bandys vilioti RPG gerbėjus išleisdama naują savo projektą – Kingdoms of Amalur: Reckoning. Prie šio žaidimo rankas pridėję yra daugybė talentų, įskaitant Keną Rolstoną, pagrindinį 3 ir 4 The Elder Scrolls dalių dizainerį. Taip pat rašytoja Pona Salvatore, kurio fantasy serija apie juodąjį elfą Dristą vienus verčia vemti, kitus veda į ekstazę. Pagrindinis žaidimo herojus – juodasis elfas. Iš tiesų stebinantis sprendimas, žinant, kad žaidimo istoriją ir pasaulį kūrė Salvatore, kurio knygos yra dar blogiau nei Paulo Coelho beletristikos. Apie žaidimo istoriją kol kas žinome nedaug. Aišku tik tai, kad pagrindinis veikėjas dėl kaži kokios priežasties yra prikeltas iš numirusių. Ir žinoma, bando išsiaiškinti, kas po velnių vyksta. Veiksmas vyks Forgotten Realms fantasy pasaulyje. Jis puikiai pažįstamas tokių grandų kaip Baldur's Gate ar Neverwinter Nights gerbėjams. Tad čia galėsime sutikti daugybę šio pasaulio rasių, tarp kurių elfai, gnomai, numirėliai ir daugybė kitų veikėjų. Kingdoms of Amalur pagrindinio veikėjo kūrimo procesas atitiks visas šiuolaikinės madas. Tai yra, žaidimo pradžioje tiesiog rinksitės veikėjo išvaizdą. O dėl klasės galėsite apsispręsti žaidimo eigoje, bandydami skirtingus kovos stilius ir naudodami patirties taškus tam tikrų atributų vystymui. Jie galiausiai ir apspręs, ar jūsų veikėjas bus karys, ar rangeris, ar magas. Žaidimo herojai turės aibę specialių kovos judesių. Rangeris iš dangaus ant priešų galės paleisti tikrą strėlių krušą. Karys priešus galės svaidyti pro pastatų langus ir panašiai. Kingdoms of Amalur: Reckoning viso bus 5 kontinentai, kurie vienas nuo kito ženkliai skirsis ir bus sukurti pagal visus Forgotten Realms kanonus. Žaidime šalia pagrindinės užduoties bus 100 papildomų, tad panašu, kad čia išties bus ką veikti. Reikia pripažinti, kad kol kas Kingdoms of Amalur atrodo neblogai. Žaidimo kovos gana greitos ir energingos, aplinkos nupieštos gražiai, atrodo įtikinamos ir turėtų patikti fantasy žanro gerbėjams. Klausimų kelia žaidimo gilumas, tačiau tikėsimės, kad rašytojas A.A. Salvatore į savo darbą pažiūrėjo rimtai. Bet kokiu atveju, jį išbandyti galėsime jau visai netrukus, vasario 7 dieną. O jei žiūrite šią laidą vėliau, tai jau būsit pabandę, ane? Savo laiku The Incredible Machine buvo vienas nedaugelio žaidimų, kurį leisdavo žaisti informatikos mokytojas. Ar nieko apie žaidimus nenutuokianti mama. Viena iš pagrindinių priežasčių – ten nėra nuogybių ar iš monitoriaus lekiančių kruvinų mėsos gabalų. Taip pat kardų, drakonų, princesių ir dar kitos velnevos. Tad kodėl mes apie jį visgi kalbame? O todėl, kad jis buvo gana įdomus ir svarbiausia, vis dar žaidžiamas iki šiol. The Incredible Machine reikalauja geležinės logikos ir aštraus proto. Jūsų užduotis – išgliaudyti įvairiausius galvosukius. Viename jų turite sumastyti, kaip aktyvuoti žirklės, kurios turi perkirpti balioną.
kitame galvosukyje, pasinaudoję bowlingo kamuoliais, turite įmesti kamuolį į improvizuotą krepšį. Kuo toliau, tuo labiau užduotis darosi sudėtingesnės ir įdomesnės informatikos mokytojui, kuris pats nespjaudavo į šį intelektualų lošimą. Žaidžiant ir vykdant sudėtingasias užduotis reikia atsižvelgti daugybę skirtingų dalykų. Tai yra, sukdami galvą, kaip įridenti kamuolį į skylę, turite galvoti apie gravitaciją, oro spaudimą ir dar velniai žino ką. Žodžiu, trečiokui šis riešutas buvo pakankamai kietas. O vėlesnės užduotis sunkiai išgliaudomos ir barzda apaugusiam 30-mečiui. Arba barzda neapaugusiam Martynui. Jokio skirtumo. Pirmoji šio žaidimo versija pasirodė lygiai prieš 20 metų. Vėliau 94-aisiais, antroji dalis 95-aisiais ir trečioji. O visų smagiausia naujiena yra ta, kad praėjusiais metais išleista versija skirta iPadams, kurią galite atsisiųsti ir prisiminti senus gerus laikus. Tad jei vis tik norėsite tų prisiminimų, parsisiųsti žaidimą galite iš čia. Tik geriau siųskitės iš pradžių į savo laptopą, o vėliau rašykite į floppy diską. Ar jis veiks ant jūsų naujų telaičio kompo? Nežinom, pabandykit. Tai viskas, 10-uką baigėme, tai yra 10 jubiliejinę NKTV laidą ir tikimės, kad kaip nors sulauksime dar vieno nulio pabaigoje. 100-uko. Ačiū, kad žiūrėjote, visi reikalai susijęs su mūsų laida yra nktv.lt. Ir, kaip visuomet, turime pabaigti programą neigiamų komentarų apie laidą. Šį kartą jis yra toks, kas parašė, nežinau, anonimas, bet tekstas sekantis. Rimta laida su nerimtų vedėjų. Jis gal geriau tiktų vesti humoro laidą, o čia norėtųsi matyti rimtesnį vedėją. Dėl humoro laidos ačiū už komplimentą. Tikrai norėčiau vesti humoro laidą. Čia yra mano gyvenimo svajonė. Tai tiek, iki.